Lėtėjančią ekonomiką ir krentančius pardavimus jau jaučia dauguma verslų. Todėl pardavimai, jų didinimas ar bent jau išlaikymas tampa pagrindiniu klausimu daugeliui įmonių vadovų. Lengviausia parduoti tiem klientam, kurie jau ieško jūsų produktų ar paslaugų, o ieško jie paieškos sistemose. Taigi šiandieninėme epizode apie tai, kokie marketingo kanalai yra geriausi, kaip būti matomiems paieškos sistemose, kas tai yra tas SEO, ar verta investuoti į marketingą paieškos sistemose, bei kokie paieškos sistemų pokyčiai laukia ateityje. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 24-ojo tinklalaidės epizodo. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip didinti pardavimus. Daugelis verslų šiuo metu skundžiasi tokiu vis didėjančiu iššūkiu, nes parduoti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Dar taip visai neseniai buvo tie laikai, kai pardavinėti nereikėjo, klientai patys ateidavo, prašydavo, laukdavo, bet mes istoriškai žinome, kad tokie laikai nesitęsia labai ilgai. Ir šiandien mes pasikalbėsime apie tokį labai įdomų dalyką, apie kurį iš tikrųjų matyt labai daug yra mitų ir nežinomybių, tai yra apie tą vadinamąjį SEO. Ir šiandien pas mane svečiuose, manau, vienas iš didžiausių, galbūt stipriausių šio klausimo ekspertų, Donatas Viliamas, tai yra kompanijos SEO generolai vadovas. Galbūt Donatai pats detaliau pasipasakok apie save, kuo jūs užsiemat ir tada pasikalbėsim apie tai, kas vis dėlto yra tas stebuklingas 3 raidžių žodis SEO. Labadiena, gerbiami klausytojai, sveiki Nerijau, labai ačiū už kvietimą sudalyvauti jūsų tinklalaidėje ir tikrai, kaip jūs ir minėjote, yra gausybė mitų turbūt apie SEO ir nežinomybės, tai apie tai gal šiek tiek vėliau. Labai tikiuosi, kad šita informacija, kuria pasidalinsiu, bus naudinga jūsų klausytojams šios tinklalaidės ir kiekvienas prisitaikykit, ką galite savo. Jeigu trumpai apie mane, tai esu kompanijos SEO generolai vadovas, įkūrėjas, jau 10 metų yra pati kompanija, tai iš tikrųjų stovėjom turbūt prie pačios Google paieškos ištakų, kitaip tariant, darbą pradėjom labai anksti. Dėl to ta patirtis sukaupta yra milžiniška. Ir per tą laiką tikrai matėm labai didžiulę paieškos sistemų evoliuciją, kuri baigėsi štai dabar, jau kai nebaigėsi, bet, sakysim, vystosi toliau, kai paiešką jau valdo dirbtinis intelektas ir atsirado tokie įrankiai kaip Generative AI arba ChatGPT, taip vadinamas. Ir aišku, tai iš esmės keičia žaidimo taisyklės. Kaip keičia, tiesiog galėsiu pasidalinti savo patirtimi ir įžvalgomis, kurias irgi seku ir gaunu iš pasaulinio lygio ekspertų ir įvairių mokymų, kuriuos, aišku, vėlgi stipriai investuojame kaip įmonė. Tai galbūt pradėkime nuo to paprasto klausimo vis dėlto, kas tai yra tas SEO? Nes iš tikrųjų manau, kad ne vienas, ne 2 smulkaus ir vidutinio verslo savininkai tikrai šito klausimo patys neatsakytų. Galbūt pasakytų čia kažkas apie Google ar panašiai, bet kodėl reikia į tai kreipti dėmesį net ir esant smulkiam versle? Taip, tai lietuviai mėgsta sakyti SEO, nes taip mūsų kalbiškai, angliškai tai yra SEO, bet tai yra 3 raidžių trumpinys, SEO. Ir iš anglų kalbos išvertus tai yra Search Engine Optimization, tai reiškia optimizavimą paieškos sistemoms. Ką reiškia optimizavimą? Tai reiškia, jeigu jūs turite svetainę ar elektroninę parduotuvę, jūs turėtumėte ją sutvarkyti pagal tam tikrus standartus, kad šita svetainė elektroninė parduotuvė būtų gerai randama internetinėje paieškoje.
Dabar kokios yra populiariausios internetinės paieškos? Aišku, priklauso nuo rinkos, tarkim, pasaulyje globaliai tai yra Google dominuojanti paieška, turbūt 80% visos rinkos pasiemusi. Dar yra Bingas, kuris dabar nusipirkęs yra ChatGPT ir stipriai atiminėja pyrago dalį iš Google. Aišku, Kinijoje yra Baidu, Rusijoje Yandeksas, bet tai yra bendras supratimas, kad yra paieškos sistemos ir optimizuotis reikia jose. Dabar, kodėl reikia optimizuotis? Kam iš viso to reikia verslui? Kaip Nerijus teisingai paminėjo, kiekvieno verslo tikslas yra augantis pardavimai, arba bent jau stabilus pardavimai. Galbūt ne tiek tikslas, bet labai svarbi būtina sąlyga. Būtina sąlyga, jo, ačiū. Tai iš esmės, kaip galima paskatinti pardavimus? Yra įvairių tų būdų ir kai manęs klausia, sako, kuris reklamos kanalas yra geriausias, aš mėgstu atsakyti taip, kad nėra gerų ar blogų reklamos kanalų. Reklamos kanalas jums atsiperka arba neatsiperka. Ir jeigu jūs mokate tai įsivertinti, tuomet jūs galite pasakyti, ar jums verta investuoti į SEO, ar į socialinių tinklų marketingą, ar į radiją, ar į televiziją. Apie atsipirkimą vėlgi galima būtų atskirai kalbėti, nenoriu įsiplėsti, nes šitas podcastas tikrai turbūt būtų labai ilgas. Bet kalbant apie patį optimizavimą, ką jis duoda verslui, visų pirma, jis duoda matomumą konkrečioje paieškos sistemoje. Daugelis iš mūsų ir verslų, ir žmonių įprastai savo dienoje nekartą naudoja Google arba sako googlina, taip, ieško įvairių atsakymų. Ir kaip žinia, įvedus į Google paiešką tam tikrą užklausą, o kalbėsim būtent apie Google, nes jinai yra dominuojanti paieškos sistema, ten 9 iš 10, jeigu ne 10 iš 10 lietuvių ir viso pasaulio žmonių sėdi. Tai tikslas, aišku, būti matomam. O ką reiškia būti matomam? Tai tikslas reiškia būti pirmame Google puslapyje. Nes jeigu jūs būsite antrame ar trečiame, ko gero iki jūsų rezultatų nieks neateis. Jo, kažkur skaičiau, kad geriausia vieta paslėpti lavoną yra Google antras puslapis. Čia toks juodas jo humoras, bet realiai taip ir yra, praktiškai jį niekas neina, o jeigu jūs galvojate, kad eina, pabandykit prisiminti, kada jūs patys buvote antrame Google puslapyje. Tai va, tai ir aišku, pirmas paieškos puslapis yra sudarytas iš 10 maksimaliai rezultatų, kurie yra matomi organiniai paieškoje. Ir dar 7, tai yra 4 viršui ir 3 apačioje maksimaliai yra mokami rezultatai, tai yra Google Ads reklamos rezultatai. Tai realiai SEO rūpinasi tuo, kad pakliūti į tuos 10 organinių, kitaip tariant, liaudiai vadinama, tai yra nemokami rezultatai, bet jie nėra nemokami. Vis tiek reikia investuoti laiką, į turinį investuoti, į specialistus investuoti, kad pakliūti tarp tų organinių rezultatų. Tai padaryti kuo toliau, tuo sudėtingiau, nes vis tik tai ir konkurencija daro savo, visi tą jau daug kas jau yra pasidarę, tai arba apskritai konkurencija yra jau labai didelė, daug žaidėjų rinkoje ir iškilti darosi vis sunkiau. Todėl reikalinga iš tikrųjų labai didelė patirtis ir strategija. Bet kam reikia to matomumo, ane? Nes atrodytų, reiškia, užsisakai Google Ads reklamą, ir būni aukščiau, ten virš organinių paieškos rezultatų. Tas yra taip, bet jeigu tai leidžia jums biudžetai, nes vėlgi konkurencinė aplinka yra didelė, nuožmi ir jeigu Google Ads reklamos biudžetai yra didžiuliai, yra verslų, kurie išleidžia 10-100 tūkstančių eurų, milijonais, aišku, ne Lietuvos rinkoje, Lietuvoje, sakysim, 10 tūkstančių panašus biudžetai galėtų būti iki. Tai yra jau imlu verslui ir aišku visą tai brangsta, todėl reikia ieškoti ir kitų galimybių. Dabar kodėl verta būti matomam? Iš esmės, matomumas Google organiniai paieškoje, pirmam puslapį ir kuo aukščiausių rezultatų duoda kelis dalykus. Visų pirma, jūs, kada būsite matomi Google paieškos sistemoje, vartotojas pats jūsų ieško. Tai nėra tas vadinamas, socialinių tinklų marketingas, pertraukiamas, taip vadinamas, kai jūs bandote parodyti reklamas sraute ir tokiu būdu patraukti, reiškia, potencialaus kliento dėmesį. Google paieškoje žmogus paprastai jau turi konkrečią problemą ir ieško jai sprendimo. Ar tai būtų jūsų prekė ar paslauga. Ir tai reiškia, kad jis jau yra visai kitame, reiškia, pirkimo etape ir jis jau pats ieško problemos sprendimo.
Štai kodėl būti Google paieškoje, kad ir su ads rezultatais arba su SEO, yra labai reikšminga verslui, nes iš esmės žmogus jau yra linkęs pirkti tą prekę. Tai jau yra ne šaltas klientas, Taip. ne, o tai jau yra tas, kuris turi problemą ir netgi maždaug žino, kad turi problemą ir ieško, kur išleisto savo pinigus. Visiškai teisingai. Dėl to SEO yra vienas geriausiai konvertuojančių skaitmeninės rinkodaros kanalų. Tai nėra visuose rinkose, visuose versluose, bet jisai turi tą specifiką. Ir tą galima labai aiškiai matyti iš Google Analytics, kuomet yra sekami srauto duomenys svetainėje ir galima labai aiškiai įsivertinti, kiek iš konkretaus kanalo, iš SEO ar iš Google Ads, ar iš socialinių tinklų, ar iš tiesioginio srauto ateina, kiek įsigyja arba užsako prekes paslaugas. Tai trumpai turbūt apie tą matomumą, koks yra tikslas būti. Iš tikrųjų, kaip sakau, taikotės į šiltą auditoriją, kuri pati ieško, reiškia, pagal tam tikras užklausas jiem reikalingų prekių paslaugų. Jūsų tikslas būti kuo aukščiau pirmame Google puslapyje. Tokiu būdu jie radę jūs, užeina jūsų svetainę ir jeigu jūsų svetainė yra parduodanti ir tai yra patraukli paslauga arba prekė, be jokios abejonės klientas turi galimybę ją įsigyti ir tokiu būdu yra paskatinami pardavimai. Dabar dar tiesiog klausimas, iš karto man tokie du klausimai. Pirmas, tai sako, man nereikia to SEO, aš įdėsiu reklamą ir būsiu reklamos pozicijoje. Tai aišku kainuoja kažkiek, bet kitas klausimas yra, aš vertinu kaip pats išieškančioje pozicijos. Aš visada tą organinį pasiūlytą nuorodą vertinu daug labiau ir pirmiausiai žiūriu organinius, o mažiau žiūriu tos jau kur sponsored, taip, sponsoriuoti. Ar turit kažkokią statistiką, ar yra kažkokie įžvalgos, reiškia, kiek žmonės dažniau spaudžia tą reklaminę ir kiek nereklaminę nuorodą? Labai geras klausimas, Nerijau. Iš esmės, tokios statistikos jos yra, bet jinai labai priklauso nuo rinkos ir yra ta specifika, kad daugelis žmonių supranta, kur yra reklama Google paieškoje, o kur yra organiniai rezultatai. Ir jie linkę spausti būtent ant organinių paieškos rezultatų. Dar daugybė žmonių turi įsidėgę tuos vadinamus ad blokerius, tai yra reklamos blokerius naršyklėse, kurie iš viso blokuoja visus reklaminius skelbimus ir jie mato tik organiką, tai tokiu būdu kenčia be abejo tie, kurie investuoja į Google Ads reklamą, nes jie praranda srautą, nes jie tiesiog yra nematomi tiem klientam. Bet jeigu taip žiūrėti ir atsakant į tą klausimą, ar verta, sakysim, daryti SEO ir kokiu atveju tai verta daryti, tai visuomet reikia žiūrėti tokį dalyką. Jeigu jum atsiperka iš Ads, dažniausiai atsipirks iš SEO. Jeigu jum nebeatsiperka iš Google Ads, iš tų sponsorio dalykų, jum turbūt neverta net pradėti ir iš SEO, nes įsivaizduokit, jeigu jūs investuojate, turite pirmas aukštas pozicijas, pavyzdžiui, pirmus 3 ar 4 rezultatus, ir ateina srautas ir iš jūsų neperka. Tai tikrai ne Google problema, nes srautą jisai jum atvedė. Ir taip pat ir ne SEO būtų problema, srautas ateitų, bet jeigu srautas neperka, tai reiškia problema, ko gero, yra jūsų svetainė arba jūsų paslaugoje. Jinai nekuria arba vertės, arba jinai neturi tokios vertės klientui, kurios tikėsi. Arba pati svetainė yra nekonvertuojanti ir panašiai. Jo, nekonvertuojanti, jo. Jo, aš turiu planavęs pokalbį su kai kuriais, kurie jau apie svetainės pasakos ir ką daryti, kad svetainę pardavinėtų, nes jeigu pas tave tu atvedėjai žmogų į parduotuvę, bet ten betvarkė ir prekių nėra ir panašiai, tai ne srautą atvedanti reklama kalta. Tikrai taip. Ir dar papildant tą klausimą, Nerijau, tai galiu pasakyti taip, kad žmonės, kurie mato viršuje organiniuose rezultatuose, pirmam 5-tuke, 3-tuke, galbūt 10-tuke, tuos pačius prekės ženklus, brandus, jie dažniausiai ir galvoja, kad tie prekės ženklai yra lyderiai rinkoje. Nors mes visi žinom, kad taip nėra. Tai yra tiesiog optimizuotos gerai svetainės Google paieškai ir nebūtinai tai yra lyderiaujantys ženklai, nebūtinai tai yra patys didžiausia. Esu matęs tūkstančių variantų, kai yra labai didelės kompanijos, labai dideli prekės ženklai, bet jie visiškai apleidė savo SEO ir jie nėra niekur matomi.
nes, tiesiog jie neturi supratimo arba net nedaigi iš to etapo, jie dirba kitais metodais. O štai SEO yra daugiau smulkaus vidutinio verslo didelė galimybė, mano supratimu, pasiekti labai tikslinę auditoriją ir jai parduoti. Tai todėl būti matomiem tikrai yra labai naudinga jau vien dėl to, kad prisimenamas jūsų prekės ženklas. Aišku, jeigu jis yra įsimenamas, jeigu jis yra bendrinis raktinis žodis, nežinau, pavyzdžiui, kaip BAT.lt, tai galbūt sunku bus prisiminti, bet jeigu ten tokie kaip, tarkim, SEO generolai, turi įmagnetintą kažkokį, tai reiškia žodį savo domenį ir nusakantį veiklos pobūdį, tai greičiausiai tie, kas ieškos SEO paslaugų, lengviau prisiminti SEO generolus, negu kokius nors SEO partnerius arba ten SEO dar kažką. Patys buvom SEO reklama, tai buvo bendrinis žodis ir prieš 3 metus padarėm savo pozicionavimą, pasikeitėm į SEO generolai vien tam, kad suprastume, kiek mūsų pačių yra ieškoma kaip prekės ženklo. Tai labai buvo geras įėjimas ir stiprus strateginis žingsnis į priekį. Dabar kitas klausimas yra, jau minėjot, kad ten prasideda mokamos pozicijos, jau prasideda dideli biudžetai. Taip. Tai norint pradėti tvarkyti savo SEO, kad tai žmonės tiesiog mano, čia yra, iš principo labai brangus dalykas, aš tiek pinigų neturiu, geriau išleidinėsiu ten po 50 eurų reklamą Facebook'e ar kokiam ten Instagram'e, nes ten su mažais pinigais kažką galima nuveikti. O kaip yra SEO? Ar galima kažką nuveikti? Tai galiu pasakyti taip, labai dažnai irgi tokių dalykų girdim, čia SEO viskas paprasta, mums čia galima pasidaryti tai vadinamą SEO higieną, ir čia jie padarys ten mano, nežinau, sūnėnas, dukterė čia išmano su kompais dirba ir mes būsim matomi. Kartais to pakanka, kai rinka yra nekonkurencinga. Bet jeigu rinka nėra konkurencinga, tai greičiausiai tenai ir pinigų nėra, nes tiesiog matytinai yra dėl to ir nekonkurencinga. Bet kai jūs veikiate tam tikroje konkurencingoje rinkoje, tarkim, nežinau, žaislai, batai, drabužiai, buitinė technika, dar kažkas, tai tos vadinamos SEO higienos, tai tiesiog pasitvarkyti ten iš vidaus tekstus, susidėlioti ir antraštės pakeisti, ten sudėti paveiksliukus, optimizuoti kažkiek techninę dalį nebepakanka. Kodėl? Todėl, kad visi yra tai pasidarę. Tada klausimas, kuo jūs konkuruoja toliau, kodėl Google'as turėtų jūs kelti aukščiau virš kitų, jeigu visi yra pasidarę tą SEO higieną. Va dabar visiškai neseniai gavom tokią užklausą iš labai didelės kompanijos, gerai žinomos Lietuvoje, kurie lygiai taip pat netgi mūsų SEO generolo tinklaraštėje esu paskelbęs naujausią įrašą apie SEO higieną. Kodėl, reiškia, tai neveikia? Nes patys klientai sako, iš pradžių mums pasakė, kad tikrai yra pakankamai lengva bus užimti poziciją, žiūrint, mes pasidarėm SEO higieną, bet kaip nekylam, taip nekylam. Va, čia yra atsakymas, nors darė SEO specialistai ir net nedukterėčius ir nesūnėnai. Tai va, čia yra atsakymas, kad tie dalykai jau nebeveikia. Kodėl jie nebeveikia? Todėl, kad Google paiešką valdo dirbtinis intelektas. Ir jisai priema sprendimus dėl daugelio dalykų. Ir nebepakanka vien pasidaryti tą SEO higieną. Reikia investuoti ir į nuorodas, ir į kokybišką turinį. Čia kaip minimum, o tai yra investicijos, nes, pavyzdžiui, įsigyti nuorodas iš išorės, vedančių resursų, tematiškai susijusių ir autoritetingų, jos kainuoja. Pavyzdžiui, nežinau, nuoroda Lietuvos ryto portalė, arba tenai kokiam Respublikos, arba Delfi, arba dar kažkur tai Lietuvoje, jos turi savo kainą. Ir aišku, tos nuorodos turi būti turinyje, kaip minimum. Įdėti įvairius SEO blogus vėlgi nepakanka, nes tai yra atgyvenusios SEO taktikos, kurios kaip tik užtraukia neigiamus rezultatus elektroniniam parduotuvėm ir svetainėm, ir savininkai dažnai džiaugiasi, kad gauna labai pigią SEO paslaugą, sako, tai kam jums čia mokėti ten šimtais ar tūkstančiais, mes jums už 100 eurų ar ten už 200 eurų padarysim. Tai kai padaro, tai tada viskas nuvažiuoja dar žemiau, nes tiesiog priperka pigių nuorodų, prigeneruoja pigių tekstų ir aišku, kad paieškos sistema anksčiau ir vėliau suvokė, kad tai yra bandymas manipuliuoti paieškos rezultatais ir aišku, užtraukia algoritminę nuobaudą, o po to iš jos išsigydyti yra ilgas ir skausmingas kelias. Aš irgi savo tinklaraščiuose, tai kažkada, kai Common Sense rašėm, po to verslo mitai, tai komentaruose vis matydavau pakankamai netgi konkurentų, tiesioginių konkurentų bandymą per visokias nuorodas ir panašiai, įdėti ale komentarą,
kad ten, viskas čia fainai, bet žiūrėkit, mes turim ten kokį nors programinį įrankį, ar ten, čia ateikit pasimokyti ir panašiai. Kad, matyt, irgi su tikslu buvo pasikelti savo SEO, netgi elementarus WordPress'as su tam tikrais adonais nemokamais jau tos dalykus išgaudo. O jau aš nešneku matyti ir apie Google algoritmus, kurie, tikrai protingesni. Vienareikšmiškai. Ir jeigu jūsų SEO strategija ar SEO specialistų strategija uždegti ten juostą SEO įskiepio žalias lemputės, tai jūs neturite SEO strategijos realiai. Nes strategija tai reiškia, kaip jūs tai padarysite, kaip jūs konkuruosite, kur bus jūsų pranašumas lyginant su kitais. Štai čia yra strategija. O jau taktiniai dalykai, ką jūs darysite su techninė dalimi, arba su vidinė dalimi, arba su išorinė, arba su turinė dalimi, čia yra taktiniai dalykai. Štai kodėl dauguma SEO ekspertų lūzina, vadinkim taip, nes jie neturi strategijos. Jie veikia fragmentuotai, bando techniniais įrankiais kažką pamėtyti nuorodų, čia pageneruoti turinio, bet jie nemato holistiškai viso vaizdo ir jie dėl to nesupranta, nes jie nežino, kaip pasikeitus yra paieškos sistema. O realiai jinai žengia 7 myliai žingsniais į priekį, kaip sakiau, jie valdo dirbtinis intelektas ir norint ją suprasti, tiesiog reikia studijuoti Google patentus arba investuoti į tam tikrus mokymus. Tarkim, neslėpsiu, investavau į porą mokymų mūsų komandos, kurie atsieja $10 000, ką tik. Tai yra labai rimtos sumos, bet tai iš esmės tik tai leidžia įsilaikyti rinkoje ir suvokti, kas darosi. Nes tikrai pokyčiai yra milžiniški, labai greiti. Ir dar kas yra įdomiausia, Nerijau, kad, kaip ir minėjau, prieš šitą podcastą trumpai, gegužės mėnesį, gegužės 10 Google'as paskelbė tokią labai sensacingą informaciją. Sako, kad nuo šiol Google paieška pasikeis neatpažįstamai, nes ją valdys Generative AI. Kas tai yra? Tai yra generatyvinis dirbtinis intelektas. Jeigu jūs įvesite į Google paiešką Google Generative AI, tai yra AI, kaip Artificial Intelligence, tai jūs rasite, reiškia, Google blogą, pirmą įrašą, kuris jums labai aiškiai nušvies, ką jūs gausite. Ta prasme, į ką keičiasi paieškos sistema. Ir be abejo, kad šita informacija išėjo gegužės 10 dieną ir tai pakeitė tūkstančių specialistų, SEO specialistų galimai pakeis ateitį. Nes visi visiškai pasimetė, mes ne, nes mes iš anksto tam ruošiamės ir yra tam tikri dalykai, ženklai, kurie sako, kad tas AI tai daugiau tas bus toks user experience arba UI, tai yra user interface dalykai, kad reitingavimas turėtų išlikti panašus. Bet jeigu trumpai, tai Google'as pristato tokią naują funkciją kaip Search Generative Experience. Sutrumpintai angliškai tai SGE būtų, jūs galėsite irgi apie tai pasigūglinti. Ir ką jūs turite žinoti apie tai, kad generatyvinis dirbtinis intelektas tai yra iš esmės dirbtinio intelekto rūšis, kuri gali kurti turinį taip kaip ChatGPT, ir atrodo kaip žmogaus kurtas. Ne visai, bet panašus. Tai tą Google'as bando įnešti. Kitas dalykas, kad šitas būtent generatyvinis dirbtinis intelektas, Google'o tikslas, kad vartotojai greičiau surastų Google, ko ieško. Ir dabar aš esu tikras, kad pagerės vartotojų patirtis dar stipriau. Nes iki šiol mes esame pripratę matyti tuos 10 tokių stabilių organinių rezultatų. Jų nebeliks. Tai turbūt nebeliks ir pozicijų. Esmė bus būti matomim kažkur aukštai. Bet Google'as, aišku, atiduos kur kas tikslesnius rezultatus, sugeneruodamas pagal tai, ko žmogus ieško. Ir manau, kad keisis ir užklausų netgi pobūdis, nes žmonės ieškos labai plačiau užklausų. Ir žodžiu galės ieškoti. Nes ir dabar jau yra paieška balsu, bet įdomu tai, kad, tarkim, jeigu jūs norėsite įvesti tokią užklausą, kaip, pavyzdžiui, kaip pasiruošti per mėnesį maratonui, tai turbūt Google Generative AI, bet jeigu jūs su juo pažaistumėt, jums parodytų labai konkretų planą, sugeneruotų, paimtų iš įvairių svetainių ir duotų konkretų ten planą, kaip ChatGPT, gal 10 punktų, ką jūs tai padaryti, kaip turite ruoštis, ir tada atitinkamai jūs galite savo paiešką ar gilinti, ar naudotis tuo, kas yra pateikta. Kitaip tariant, tai tarsi bus asmeninis asistentas, kuris atliks už jūs greitus paieškos darbus ir jums nebereiks tiesiog šokinėti iš vienos svetainės į kitą, kad surinktumėte tą jums rūpimą reikalingą informaciją. Ir aišku, kas tai yra baisu, ir visiems SEO, ir verslam, kurie dabar tiesiog irgi investavę į SEO, kad
tas SGA arba Search Generative Experience, jis nepanaikins interneto svetainių, bet tiesiog eilinį kartą nustums dar žemiau paieškos rezultatuose, nes viršuje bus sugeneruotas tas Generative AI. Ir tas bus, reiškia, ir su elektroninė komercija, ir su viskuo. Skamba iš tikrųjų kaip iš fantastinės srities, bet Google'as visada turėjo vieną tikslą. Užtikrinti maksimalią investicijų grąžą savo akcininkam ir, aišku, padaryti paiešką maksimaliai komfortišką, kad ją naudotų viso pasaulio kompanijos. Tai va dėl to ir žmonės ir verslai. Tai dėl to, toks ir yra pagrindinis tikslas. Ir jie, manau, link to labai greitai eina. Bet kurio verslo tikslas generuoti kuo geresnę investicinę grąžą, tai yra uždirbti pinigus dabar ateityje, ir tam yra būtinos sąlygos patenkinti tiekėjai ir, aišku, patenkinti klientai. Beje, klausimas, kiek su tuo artificial intelligence ir to dalyko liks tų nuorodų, nes aš jau dabar, kai tu užrašai kažkokį ten, kaip ką nors padaryti Google, tai jisai jau tau iš kažkokių puslapių ištraukęs, tau jisai duoda tą instrukciją, net be nuorodos į tą. Tu detaliau po to gali atrast tą nuorodą, bet tai ar nesigaus taip, kad save ta paieška pati savo pradės kenkti, nes jeigu tu nepateiki kaip paieškos puslapis nuorodos į tą puslapį, iš kurio ištraukiai, tai čia... Ir čia yra senesni dalykai. Ir čia taip vadinami SERP snippets arba tie, reiškia, iškarpos vadinamos, kur tikrai, kaip teisingai Nerijau pasakėjai, žmogus įvedęs konkretų klausimą, jis gauna čia pat atsakymą ir jam nebereikia eiti į konkrečią svetainę. Ir taip vadinami, šitie dalykai dar SEO pasaulyje yra vadinami zero click searches. Tai reiškia nulinio paspaudimo paieškos. Kitaip tariant, jeigu jūs įvedė į paiešką, jeigu jūs turit paslaugų verslą, matote tokias iškarpas, jums tikrai neapsimoka investuoti į SEO, nes iki jūsų rezultatų tiesiog nebus daita, nes tai yra žmogus gauna atsakymą čia ir dabar. Štai kodėl mes iš esmės netgi ir pakeitėm savo klientų portfolio, nes fokusuojamės į elektroninę komerciją ir praktiškai visiškai nebedirbam su paslaugų verslu, nes labai didelė dalis paslaugų versluose užklausų yra edukacinė intencija, kai žmogus tiesiog ieško tam tikros informacijos, edukacinės, bet ne konkretaus produkto. Be abejo, kad yra konkrečių paslaugų, kurios ieškomos kaip paslaugos ir tada jau, aišku, reikėtų dirbti su optimizavimu tiem konkrečiam raktiniam žodžiam. Bet net ne raktinius žodžius reikia optimizuoti, iš esmės reikia dirbti su kontekstu. Ir tai dar viena priežastis, kodėl ten dukterėčia ar sūnėnas tiesiog nepajėgus to padaryti, nes jie tiesiog neturi supratimo, kaip stipriai pasikeitė Google paieška. Čia reikalinga konkreti strategija, kiekvienu atveju įsivertinant, ką reikėtų daryti su svetainė, kad jinai atitiktų geriausiai paieškos intencijas. Klausimas, o vis tiek, kaip pasidaryti pirmą pasitikrinimą smulkaus ir vidutinio verslo ar savininkui, vadovui, ar tam, taip sakant, marketingų užsiimančiam žmogui, kad įsivertint, kad iš tikrųjų su SEO yra, kad toj vietoj reikia smarkiai padirbėti. Nes, žinai, kartais žmonės nesprendžia problemų, todėl kad jie mano, kad tos problemos nėra. Arba, kad tai čia yra visiškai normalu ir panašiai. Tai koks ten pirmas testas būtų, ar žingsniai, kad įsivertint savo situaciją? Tai iš esmės reikėtų savo atsakyti visų pirma į klausimą, kas yra jūsų tikslinė auditorija. Taip? Ar tai yra B2B, ar tai B2C. Business to business, arba business to client. Nes Google'as kaip po toks yra skirtas daugiau B2C segmentui. Kitaip tariant, galutinis vartotojas dažniausiai googlina. Jeigu jūs esate B2B verslas verslui, tai daugiau yra jūsų, tada reiškia, turėtų būti strategija daugiau susijusi per turinio rinkodarą pasiekti savo tikslinę auditoriją. Ir kadangi pats Nerijau dirbi B2B segmente, tai be jokios abejonės pačiam reikėtų galvoti apie turinį, ar kurti, ta prasme, ar verta tą turinį kurti, kuris, reiškia, nukreiptas į kliento konkrečią užklausą, ar tai bus zero click searches, ar vis tik tai jūs pataikysite į jo poreikius. Tai vienas dalykas, tai visų pirma reikia apsispręsti, ar
kaip sakiau, ar tai yra B2B ar B2C. Tai Google'as daugiau skirtas B2C. Antras dalykas, reikia pasižiūrėti, ar jūsų konkurentai yra optimizavę save Google paieškoje. Jeigu jie savęs nėra optimizavę, tai arba tai yra žydrasis vandenynas ir jūsų galimybė, arba jie tiesiog jau, nemato tame tikslo. Jo, tai nėra konkurencijos toje rinkoje. Dar vienas dalykas, reikia pasižiūrėti, kiek yra paieškų jūsų konkrečiai srityje. Jeigu jūsų srityje nėra daug paieškų, kas dažniausiai būna B2B segmente, tai tada tas SEO nelabai ir apsimoka, pasakysiu taip. SEO apsimoka tada, kai yra daug paieškų, arba jeigu jūs išeinate, tarkim, iš Lietuvos rinkoje mažai paieškų, išeinate į užsienio rinkas. Tenai yra kur kas didesnės paieškų apimtis, aišku, didesnė konkurencija, bet tada ir atsidaro jūsų rinkos galimybės. Tai mes lygiai taip pat dirbam ir su SEO eksportu, nes tikrai dirbam ir su Jungtinė karalystė, ir su JAV, ir su Vokietija, Švedija, Skandinavija, žodžiu, visa vakarų Europa ir Skandinavija ir JAV yra mūsų, strategijose, mūsų darbinės kryptis, bet potencialas dažniausiai atsiskleidžia būtent per užklausas, ne? Jeigu jūs patys nežinote, kaip pasitikrinti, ar jūsų užklausų, ar jūsų, verslo paslaugų ar prekių yra ieškoma, tai galite panaudoti tokį įrankį kaip Google Keyword Planner. Yra nemokamas Google produktas, kur galima prisijungus įvedus tam tikrą užklausą pasižiūrėti, kiek vidutiniškai yra ieškoma per mėnesį to konkretaus raktinio žodžio ir daugmaž susidaryti vaizdą, koks yra rinkos gylis. Kitasgi dalykas yra tokie įrankiai kaip semrush.com, hrefs.com. Ten lygiai taip pat galima tiek mokamai, tiek nemokamai tam tikrą dalį duomenų gauti ir pamatyti, kiek Lietuvos arba kitoje rinkoje yra ieškoma konkrečių raktinių žodžių, arba pagal kokius raktinius žodžius yra konkurentai save optimizavę ten. Bet geriausia tai yra tiesiog pasidaryti tam tikrą tyrimą, tai vadinamą raktinių žodžių auditą, kreiptis į SEO specialistus, kurie jūsų atveju labai konkrečiai gali išnagrinėti situaciją, išanalizuoti konkurencinę aplinką, išanalizuoti, jūsų srities raktinius žodžius ir pasakyti, kokios maždaug yra paieškų apimtis, o toliau įvertinti jų pozicijas, kitaip tariant, kokiose SEO pozicijose esate jūs dabar ir jeigu ten yra erdvės potencialui, pavyzdžiui, jūs nesate 10-ukė, o esate arba niekur nesate, tuomet jūsų potencialas galimai yra didelis. Jeigu daug paieškų ir jūs esate žemiau top 10, be abejo, kad jūsų potencialas yra didelis. Tai manau, kad tai yra pagrindinis atsakymas į klausimą, ar verta domėtis į SEO toliau. O toliau jau reikia žiūrėti, ar tai jums atsiperka, ne? Su atsipirkimu visada yra iššūkių ir visada reikia daryti eksperimentus ir pirmiausiai vis tiek, bet koks veiksmas versle turi būti skaičiuojamas. Aš manau, kad tikrai informacijos buvo daug, aš irgi klausydamasis prisirašiau beveik 2 puslapius, ką reikia daryti ir ką atkreipdėmėsi ir man pačiam savo versle ir ką užakcentuoti kai kuriems savo klientam. Bet iš tikrųjų dar trumpai pasakykit, kaip jūs geriausiai surasti, jeigu kažkas iš klausytojų norės pasikalbėti, pasitart, pasikonsultuoti arba galbūt net ir nusipirkti jūsų paslaugas. Taip, tai randami iš tikrųjų adresus seogenerolai.lt arba jūs galite... Vienas žodis, taip, be jokių tarpų. Vienas žodis, taip, galite įvesti 2 žodžius SEO tarpas generolai, jūs tikrai surasite mūsų svetainę. Net tikriausiai pirmoji eilutė, nes keista būtų... Realiai mes pagal absoliučią daugumą raktinių žodžių esam numeris 1 Lietuvoje. Aš esu tos nuomonės, kad negali būti patsiuvys be batų, dėl to tikrai niekad neslepiam nuo savo klientų, nei savo pozicijų, nei savo klientam, sugeneruotų rezultatų. Ir čia esminis momentas. Visiškai, žinokit, nesvarbu kaina, kaip kaina, ne tai, kad nesvarbu, žema kaina yra pavojaus signalas. Ir jeigu jūs įvestumėte į Google paiešką tokius raktinius žodžius kaip SEO kaina arba SEO už 200 eurų, jūs surastumėt mano rašytus straipsnius apie tai, kokia yra vidutinė SEO kaina Lietuvos rinkoje, ko jūs galite už tai tikėtis, nes
Mūsų tikslas, SEO generolų tikslas kaip komandos ir mano kaip vadovo, tai iš esmės išsklaidyti tą rūką, tą tokį pasėtą nežinę, tą tokį melagystę Lietuvoje ir kuo daugiau skaidrumo įnešti. Ir dėl to mes labai skaidriai daliname savo klientam pasiektais rezultatais. Nes jeigu nėra rezultatų, jeigu SEO specialistai negali jums pademonstruoti konkurencingose rinkose pasiektų rezultatų, jie nėra SEO specialistai arba yra pseudo specialistai, arba jie tiesiog mokinasi ant jūsų pinigų, ant jūsų biudžeto tapti tokiais. Bet dėja, kai kurie visą gyvenimą mokinasi ir niekuomet negroja, kaip sakoma, pirmų smuikų. Nes ne visiems duota, kaip sakiau, taip greitai adaptuotis prie Google algoritmo pokyčio. Tai pagrindinis dalykas, tai turbūt ieškokit, sakau, SEO generolai arba tiesiog įveskite į Google paiešką Donatas Vilemas, po LIA, mano pavardė labai sunkiai žmonės prisimena, ne Vilimas, bet Viliamas. Jo. Ir kaip ir man su vardu tenka pastoviai dėl vardo kovotai, įtariu pačiam dėl pavardės tenka pakovoti. Manau, pačiam sako Nerijus, ne visi? Oi. Neriau. Ir dar po to sako, žiūrėk, net vizitiniai korteliai sako, žiūrėk, pas tave vizitinė su klaida. Čia dar geriau, jo. Tai štai kodėl mes labai aišku prekės ženklai pasirinkom, kad niekas, jeigu Vilemas neprisimins, tai SEO generolus tikrai gali prisiminti. Ir kaip sakiau, jeigu ieškosite SEO specialistų ar pagalbos, taip pat galite įvesti SEO specialistą į paiešką raktinį žodį, taip pat bus mano edukacinis turinys rašytas, kaip atsirinkti SEO specialistus, į ką kreipti dėmesį, kokia jų komunikacija turėtų būti. Tai pagrindinis dalykas, jie turi rodyti rezultatus, jie turi rodyti skaidrumą. Jeigu jie aiškiai nepasako jums prieš bendradarbiavimą, kokia bus SEO strategija jūsų projekte, jie neturi vizijos. Galiu tik tai tiek pasakyti, jūs perkat katę maiše. Tai tikrai to nedarykit. Jeigu jie konkrečiai pasakys, kad mes jūsų projekte matome štai tą ir jums tai tinka, ir jie turi, sakysim, istorinius rezultatus pasiektus ir gali tai realiai parodyti nuo asmeninę klientų duomenis, tuomet viskas yra tvarkoje, jokių problemų. Mes nuo asmeninę duomenis savo klientų rezultatus skelbėme sėkmės istorijose SEO generolų svetainės skiltyje, tai tikrai galite ten viską rasti, ne viską suspėjom paskelbti dėl laiko stokos, nes esam tik 8 žmonių komanda, bet kokiu atveju bent jau prisidedam prie to svarbiausio dalyko, tai skaidrumo apie SEO Lietuvos rinkose ir norim iškelti tą skaidrumo vėliavą maksimaliai aukštai. Ir, iš tikrųjų, kol kas lyg tai ir sekasi, ačiū Dievui, nes mūsų išskirtinumas dar yra ir tame, kad mes nuo pat pradžių klientams sakom, kad jūs nieko nerizikuojate, nes jeigu mes nematome galimybių jums padėti, potencialo, mes bendradarbiavimo tiesiog net nepradėsime. Ir tai, manau, yra sąžiningų SEO specialistų atsakymas, nes patyrę SEO specialistai iš karto mato, kur yra potencialas, kiek, kokia galėtų būti strategija, arba kokios yra sisteminės problemos svetainė ir elektroniniai parduotuviai, ir atitinkamai iškart įvardina, kokiu keliu reikėtų eiti. Ir atvirkščiai, jeigu potencialo nėra, jie sako, žiūrėkit, jums tikrai neapsimokės. Vėlgi, aišku, viskas priklauso nuo kainos, nes, tarkim, mes dirbam išskirtinai su elektroninė komercija, kaip jau minėjau, su paslaugų verslais nedirbam, nes turim fokusą, ten vėlgi yra labai didelė specifika, unikalios ir įvairios turinio valdymo sistemos, tai ir Magento, ir OpenCartai, ir, reiškia, šitie Etsy, ir Verskis LT, ir kas tik tai nori, ten ir WordPressai su WooCommerce išplėtimais, tai visur yra specifika, ir jeigu nėra specializacijos, tai aš manau, kad SEO specialistas, čia žinot, aš labai mėgstu metaforas, turbūt irgi Nerijau paties paklausiu, jeigu, tarkim, jums neduok dievė kažkas nutiktų su širdim ir jums reikėtų gultis ant operacinio stalo, ar jūs norėtumėt, kad jūs operuotų bendrosios praktikos gydytojas ar pats geriausias širdies chirurgas? Tikrai ne bendrosios praktikos gydytojas, kuris nuspręs paeksperimentuoti su manim. Čia vienareikšmiškai. Specializacija visada yra labai svarbus ir geras dalykas. Specializacija, darbų pasidalinimas,
atsiradusi ten galbūt 18 amžiuje dėl technologinio progreso leido vystytis civilizacijai labai smarkiai. Tai čia manęs įkalbinėti dėl specializacijos tikrai nereikia. Mes vienodai mastom, iš tikrųjų sutinku šitoj vietoj. Dėl to mes ir specializuojamės, ir jūs, ir mes. Gerai, labai ačiū Donatai už įžvalgas. Aš manau, kad klausytojai iš tikrųjų pasidarė savo išvadas, tikrai pasidarys namų darbus, pasitikrins ir bus pasiruošę naujiem iššūkiam, verslo iššūkiam, ypač dabar, kai ekonomikos lėtėja ir jau šnekama, kad recesija gali būti ne tik tai techninė, bet ir ta reali. Tai visi marketingo priemonės, kurios atsiperka, yra labai svarbios. Tai dar kartą ačiū Donatai, na ir klausytojams iki kitų mūsų susigirdėjimų. Ačiū labai, Nerijau, visiems sėkmės ir gerų pardavimų, laikykitės, viskas yra jūsų rankose. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!